Treneri, taip gan netikėtai atsidūrėte vyriausio trenerio vaidmenyje ir rungtynės, kurios turbūt įsiminė. Tai kaip apibūdintumėt vaizdą, kas vyko aikštėje? Tai aišku, tos rungtynės jos kiekvienos kažkiek įsimena. Šitos rungtynės gal įsiminė ir dėl to, kad ne tik šios, gal ir jau keletą rungtynių tokias labiausiai įsimintinos dėl to, kad komanda rodo charakterį. Tai tas yra gerai. Tai netgi ir dabartiniai toj situacijai tai yra tų gerų dalykų, kurie džiugina tiek mūsų visus trenerius. Tai vat, labai smagu ir džiaugiamės, kad komanda rodo charakterį ir toliau tikimės labai, kad nesustosim su to charakteriu ir kai turi charakterį, galim eiti toli. Na taip, sutinku, kad antras rungtynės iš eilės jau atsilikdami 2 įvarčiais nepralaimėt rungtynių, bet turbūt ne dėl lygių važiavote ir į Alytų ir ne dėl lygių žaidėte Šiauliuose prieš Džiugą. Kiekvienose rungtynėse turbūt išėjus komandą neinam žaisti dėl lygiųjų, tai kiekvienose rungtynėse yra norimasi maksimaliai sužaisti tiek gerai, tiek maksimalaus gero rezultato. Šiandien krito taip į akis, pradėjote gana aktyviai, bet po to Dainava ir pasižymė tokią klampių gal žaidimu, kaip sako, kartais nežaidžia patys, kitiem neleidžia, bet jų tas planas suveikė ir iš esmės į ką atkreipiau dėmesį, kad labai ilgai jums nesisekė sukurti kažkokio tokio momento, įvartinio momento. Iš esmės, kas buvo, beveik viską išnaudojate. Vėlgi, ar tai yra specifinis varžovas, ar šiek tiek yra dalykų dėl komandos ryšių, kaip galvojate? Aš manau, kad čia nėra vienos priežasties šitoj situacijoje, tai aišku ir šiek tiek varžovas įtakoja šitos dalykus, bet manau, kad mums jau kaip ir keletą rungtynių mes pradedame žaisti tai, ką mes norime matyti, ką žaidėjai gali, ką sugeba antram kėlinyje arba antro kėlinio netgi pusėje. Tai tas yra, bet smagu, kad komanda, kaip ir pasikartuosiu, tai rodo tą charakterį, nors ir antro kėlinio vidury, bet jisai svarbiausiai, kad tai atsiranda. Tai yra gerai. Buvot paruošę jau 2 keitimą. Dabar džiaugiatės, kad ne anksčiau pakeitėte lygių, nes paskutinis veiksmas jau buvo įvartis. Manau, kad mes esam priversti džiaugtis dabar, nes tikrai taip atsitiko, kad prieš kitą, ne prieš, o po keitimo tai atsitiko. Tai labai smagu. Dabar sakykite, aišku, aš sakiau, kad Alytaus gal stadiono prakais, bet čia futbolas. Antrose rungtynėse Dainavos varžovai priversti atlikti greitai labai pirmą keitimą ir jis priverstinis. Kas nutiko Deividui ir kodėl buvo pasirinktas jaunas futbolininkas? Tai matot, mes, aišku, šito dalyko, tos Deivido traumos, tai mes negali numatyti ar netgi dar kažką, tai ar ten kaltinti, ar stadioną, ar dar kažkokį tai nežinau, tą dalyką. O Danių pasirinkom, tai buvom taip jau suplanavę, susitarę iš tikrųjų, jeigu kas šitoj pozicijoje atsitiktų, Danius eis žaisti tą poziciją, mes šito mūsų žaidėjų pasitikim, jisai žaidžia pastoviai, treniruojasi pastoviai, jisai yra vienas iš mūsų akademijos auklėtinių, vienas iš perspektyvių žaidėjų, taip kad mes turim jaunais žaidėjais pasitikėti ir jiem duoti šansą, kaip dabar labai puikiai gavos galimybė ir aš manau, kad jisai šiandieną tikrai sužaidė labai solidžiai ir mes tik tais nuo to esam visi laimingi.